Gerbiamieji, mėlėjai, štai ir vėl rugsėjo 1 atidundėjo į Prano Vaičaičio gimnaziją. Štai ir vėl taip gražiai stovime ir klegame naujai renovuotame lauko kiemelyje su žydinčiomis hortenzijomis. Laikot jūs visi tuos savo nusususius kardelius ir dabar džiaugiatės, ypač tėveliai, kad pusę dienos jūsų tie nedėkingi amarai nesitrins namie, o bus numesti pedagogams į mokyklas. Tai žiūrėkit, niekam šitų kardelių nereikia. Jau geriau būtumėt susimetę ir pedagogams būtumėt nupirkę nakvynę kelių žvaigždučių viešbutyje ar ten kokią degustacinę vakarienę kiniečiuose. Būtų daugiau naudos buvę, bet nesvarbu, žiūrėkit. Noriu paklausti, ar yra tarp susirinkusių Faustukas su savo tėveliais? Ar yra? Kur esate, pasirodykit. Štai, matau. Faustuko tėveliai, žiūrėkit, tai jeigu Faustukas apspjauna klasioką, gurkšnoja fentanilio kokteilį per civilinę saugą, o tada dar jį sudrausminusiam pedagogui spiria į nugarą ir į kepenis, o po to, kai iškviečiam jūs, o jūs aršiai ginate Faustuką ir grasinate pedagogus užtampyti po teismo maratonus, tai šitoj situacijoje ar šūdo gabalas yra Faustukas, ar gerbiamieji jūs, tėveliai? Man atrodo, kad abu. Kaip kalbėti prie vaikų? Pažink man mikrofoną, aš nieko tokio nepasakiau, ko nebūtų girdėję jie per stand-uperių podcastą. Leis kalbėti. Tai žiūrėkit, tai neplėš man mikrofoną, aš užbaigsiu. Pradėjau ir užbaigsiu. Duokis man mikrofoną. Ir sakau aš tą kaip tikras paslaugų teikėjas, kokio jūs mus ugdytojus ir laikote. Na, o visiems tėveliams, kurie su savo atžalomis užkimšite visą miestą skanių picų, skanių kalconių ir ar kokias ten jūs picas ėdate, skaniai pavalgykit su savo offspringais, su savo sulaižyta plaukiais ir būkit malonus. Auklėkit ne savo tuos vaikučius, taip vadinamus, bet save, suprantat? Nes jūs su savo saulėgražų spjaudimu ir visais kitais šūdais, tais, man neapsiveržia liežuvis, bet per nervai nelaiko, suprantant. Nes, tėvai, suprantat, tėvai yra tokie, tai ko tu nori iš to vaiko? Čia net vaikas amaras, bet tėvai, suprantat. Tai čia tame. Man atima mikrofoną. Sėkmės, gerbimieji, sėkmės tėveliai, sėkmės kantrybės ugdytojai. Pagal programą kraštotyrininkė Irena, žodis kraštotyrininkė.